Sveiki visi, pusvalandį nutarę praleisti su mumis. Kaimo akademija šį kartą aptars pasikeitusius sodros mokesčių žemdirbiams, kaimo bendruomenių patirtį teikiant paraiškas socialiniams projektams įgyvendinti. O pusdienis praleistas Kavarsko apylinkėse padės jums geriau sužinoti šios žiemos ypatumus ir pamatyti, ką dabar veikia ūkininkai ir kuo užimti seniūnijos specialistai. Sausio viduryje Kauno rajono vietos veiklos grupė baigė priimti paraiškas pagal priemonę kaimo gyventojų solidarumo ir įtraukimo į viešąjį gyvenimą stiprinimas. Šis šaukimas buvo rekordinis paraiškų skaičiumi. Vietos veiklos grupėje pateikta 40 paraiškų. Gerokai didesnė pinigų sumai nei yra lėšų. Kauno rajono vietos veiklos grupės darbuotojai paskutinę paraiškų priėmimo dieną plušėjo neatsitiesdami. Iš vakaro buvo atnešta vos kelios paraiškos. Tikėtasi, kad konkurencijos nebus, o paskutinėmis priėmimo valandomis užregistruotos geros 30 paraiškų. Kokius poreikius rodo tie pateikti projektai? Ko žmonėms reikia? Tai žmonėms labiausiai trūksta užimtumo, laisvalaikio leidimo galimybių. Taip pat dar iš pateiktų projektų galima paminėti, kad pareiškėjai ketina įrengti sporto bazės, kad būtų įmanoma kaimo vietovėse sportuoti. Taip pat ketinama išleisti keletą knygų apie rajono gyvenvietės tam tikras ir saugumo užtikrinimo, tai saugios kaiminystės projektai. Taip pat turime kelis projektus saugiai kaiminystėje užtikrinti. Kauno rajono Užliedžių bendruomenės centras iki šiol nebuvo rengęs projektų. Tai pirmoji patirtis. Projektas vietos veiklos grupės projekto Tobulėk ir veik kartu rezultatas. Bendruomenės nariai mokėsi rengti projektus. Projektų padaryti pavyko visai neblogai, dėja padarėm keletą klaidelių, kurios atsirado iš mūsų galbūt nepatirties, nes tai buvo pirmasis projektas. Manau, kad šitas klaideles mes ištaisysim ir tai nebus sudėtinga, nes klaidos tikrai nėra esminis, jos, kaip kartuojusi, padarytos iš galbūt net nepatirties. Tai vienas iš punktų tai būtų vasaros stovyklos atidarimas Užliedžių vaikams ir jaunimui, kad jie būtų vasaros metu kryptingai, tikslingai užsiėmę, kad turėtų praleisti laisvalaikį, bent jau tas 10 dienų. Mes taip pat prisidėsime kaip socialiniai partneriai, tiek mokykla, tiek kultūros centras. Ir manau, kad tai labai gera paskata tolimesniems darbams, kadangi vyriausybė skiria žymę paramą bendruomenėms ir manau, kad visi turi ir gali pasinaudoti ją. Mūsų projektas per sveiką kūną ir plačią širdį kaimo bendruomenės telkimas per gamtos pažinimą. Mes ruošime projektą, prieš tai vykdėm kaimo žmonių apklausą, ko jiems trūksta, ko jie nepatenkinti. Studijavom mūsų silpnybės, stiprybės ir priėjom išvadą, kad labai trūksta užimtumų jaunimui, vaikams. Dėl to, kaip ir minėjau, kad bus vaikams įruošta vasaros stovykla. Retas, kuris projektas būna pateiktas be klaidų. Vertintojams tenka siųsti laiškus su klausimais, kurie dažniausiai kartojasi. Užliediškiai sakė, jas padarė dėl patirties stokos, tačiau panašias klaidas ir ne vieną projektą parengusios bendrovės daro. Dažniausiai neatidžiai skaitomos taisyklės, todėl ir padaromas klaidas būtų galima vadinti žioplomis. Atlikus administracinės atitikties vertinimą, tai galima trumpai apžvelgti, kur daro pagrindinės klaidas pareiškėjai. Tai visų pirma, pačioje pradžioje turi nurodyti savo pavadinimą ir teisinę formą. Tai kas keisčiausia, dažnai netitinka registracijos pažymėjimo duomenų nurodyta paraiškos pradžioje pareiškio pavadinimas arba teisinė forma. Tai čia tokia klaida pakankamai dažnai pasitaikanti, nors iš tikrųjų jinai rodo neatidumą. Jeigu toliau kalbant, tai nenurodo PVM nemokėjimo teisinio pagrindo. Čia irgi neatidumas, dėl to, kad užžymim langelį, jog nemoka, nėra PVM mokėtojai ir nepaskaito toliau, kad reikia parašyti teisinį pagrindą, pagrysti, kodėl nemokama. Didžiausia problemų ir daugiausia problemų būna su tinkamu finansuoti išlaidų lentele. Tai čia dažnai pasitaiko įrašo bendrą sumą, neįskaido pagal konkrečias išlaidas pareiškėjai. Taip pat nemažai problemų kelia įnašas natūra, tai savanoriškų darbų. Pareiškėjai nelabai
įsigilina, kad už nemokamą savanorišką darbą, jiems nemokamas savanoriškas darbas yra tinkama finansuoti išlaidą ir jiems taip pat bus mokami pinigėliai ir jie neprašo ir tada nebesigauna prašoma paramos suma, nebesueina eilutės, tai čia tiesiog tokios aritmetinės klaidos. Pasak Kauno rajono vietos veiklos grupės darbuotojų, bendruomenėms, kaip ir studentams, pritrūksta vienos dienos. Nespėja surinkti pažymų iš Sodros ir valstybinės mokesčių inspekcijos komercinių pasiūlymų. Tačiau visos bendruomenės turi galimybę pasitaisyti, nes duodama laiko atsakyti į vertintojo klausimus, surinkti trūkstamus dokumentus. Kai skiriama parama, sekantis žingsnis – pasirašyti trišalę sutartį tarp vietos veiklos grupės, bendruomenės ir nacionalinės mokėjimo agentūros. Prieš 2 metus įvedus socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo mokesčius ūkininkams buvo kilęs šioks toks sąmyšis. Per tą laiką ūkininkai priprato prie naujos tvarkos, tačiau nuo šių metų sausio ji vėl šiek tiek keitėsi. Pasak Sodros informacijos, ne visi ūkininkai atkreipė dėmesį į atsiradusias naujoves. Kauno rajono ūkininkai Daiva ir Rimas Šepučiai ūkininkauja nemažame ūkyje. Dirba beveik 300 hektarų žemės. Sunkiausia, kad žemės išsimėčiusios per 3 rajonus. Rimas sako, kad tėviškėje Šilutės rajone mieliausia dirbti žemę. Daiva pati tvarko ūkio buhalteriją, todėl sekti mokesčių pasikeitimus yra jos kasdienė pareiga. Kaip jie atsirado ūkininkams tie mokesčiai Sodros, tai buvo nemažai seminarų, kuriuose dalyvavau. Mokiausi, kaip apskaičiuoti, kaip pasakyti, nėra labai sudėtinga, yra 2 pagrindiniai mokesčiai, valstybinis socialinio draudimo ir privalomas sveikatos draudimo. Ir tas valstybinio socialinio draudimo mokestis 3 metus vis didėja. Kiek ūkininkas sumoka mokesčių? Jie sudaro didelę dalį nuo viso ūkio pajamų. Taip, Sodros mokesčiai šiemet ypatingai padidėjo. Pernai tas valstybinės socialinio draudimo mokestis būdavo 16% skaičiuojant nuo minimalios algos. Šiemet jis išaugo iki 28,5%. Tai jau nemažai padidėjo. Tai ir jau 3 metus nesikeičia privalomas sveikatos draudimo mokestis, kur kas mėnesį iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos reikia sumokėti po 72 litus. O šiemet valstybinis socialinio draudimo mokestis, jeigu taip pinigais nuo minimalios algos, tai yra 228 litai. Atrodo, painiavos užtenka. Norint neapsirikti ir nepatekti į skolininkų sąrašus, reikia nuolat sekti visą mokesčių sistemą, nepraleisti pasikeitimų mokėjimo terminų. Šiai dienai ūkininkams yra tarifas padidėjęs palyginus su praeitais metais. Bendras tarifas sudaro 37,5% ir valstybinio socialinio draudimo įmokas ūkininkai moka 28,5% ir 9% sveikatos draudimo įmokas privalomasias. Kokie ūkininkai ar jų šeimos nariai gali nemokėti šitų Sodros įmokų? Valstybinio socialinio draudimo įmokų gali nemokėti tie ūkininkai, kurių žemės ūkio valdos dydis yra 14 ir mažesni. Ir jeigu jie gauna senatvės ar invalidumo pensijas, jeigu jie gauna šalpos pensijas ir kompensacijas išskyrus šalpos ir našlaičių pensijas, ir gauna socialinės išmokas susijusias su senatvės ar invalidumo netekto darbingumo pensijom iš kitų ES šalių. Pasikeitus mokesčių įmokos dydžiui, ar ūkininkai suskubo pakeisti tai savo apskaitoje ir ar visi atsiskaito laiku ar nesusidaro įsiskolinimų uždelstų mokėjimų? Kadangi ūkininkų atsiskaitimo terminas yra iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, tai tikrai ūkininkų yra, kurie vėluoja atsiskaityti. Ir galbūt būtinai reikia pabrėžti tai, kad jeigu ūkininkas privalo susimokėti įmokas iki paskutinės mėnesio dienos, tai nuo sekančios dienos jiems yra skaičiuojami delspinigiai. Ar jie yra dideli? Delspinigių tvarką nustato Finansų ministerija ir jinai keičiasi Finansų ministro. Nustatyta tvarka ir jinai keičiasi. Taigi ir jeigu ūkininkai įmokų laiku nesumoka, skaičiuojami delspinigiai, po to yra taikomos priverstinio poveikio priemonės, nustatyta tvarka, kaip ir visiems draudėjams.
tokių tikrai turime. Nors yra ūkininkų įtrauktų į juoduosius sodros sąrašus, tačiau pripažįstama, kad tai nėra masinis reiškinys. Tačiau vertėtų susirūpinti ir laiku sumokėti mokesčius vien dėl to, kad nebūtų skaičiuojami delspinigiai, nes šis mechanizmas įsijungia nuo pirmos vėlavimo dienos. Sodros mokestis reikalingas mokėti, ar buvo geriau, kai ūkininkams jo nereikėjo mokėti? Kaip ūkininkams tai visada yra geriau, kad nereikia jo mokėti. Bet, kaip tikiesi, kad gal kažkada pensijos sulaukęs ūkininkas galės gauti, jau nebesugebėdamas ūkininkauti, galės gauti pensiją. Na tai taip iš žmogiškumo požiūrio tai reikalinga mokėti, bet aš manau, kad didokas yra tas mokestis, 28,5% yra nemažai. Ūkininkai, kurių pajamos apsimokestina pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, tai jie gali mokėtis nuo jų pačių pasirinktos sumos, tačiau ne mažesnės kaip nuo minimalios mėnesinės algos šiai dienai nuo 800 ir nedidesnės kaip iki einamųjų metų draudžiamųjų pajamų, tai yra iki 1170 litų. Tie ūkininkai, kurių pajamos nėra apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiui, tai tie moka nuo minimalios mėnesinės algos tiek valstybinio socialinio draudimo įmokos, tiek privalomojo sveikatos draudimo įmokos. Šio mėnesio pirmomis dienomis ūkininkus pasiekė dar vienas sodros pranešimas, kuriame primenama, kad pasikeitė žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų privalomojo sveikatos draudimo įmokų administravimas. Šiemet jas reikės mokėti valstybinė mokesčių inspekcija tik tiems ūkininkams, kurių ūkiai neviršyje 4 ekonominio dydžio vienetų. Didesnius ūkius valdantys žemdirbiai privalomojo sveikatos draudimo įmokas turi pervesti į sodros sąskaitą. Įmokos dydis priklauso nuo ūkio. Iki 2 ekonominio dydžio vienetų ūkius valdantis ūkininkai moka 24 litus kas mėnesį, nuo 2 iki 4 – 72 litus. Tokio dydžio įmokas gyventojai moka nepriklausomai nuo to, ar jie yra PVM mokėtojai ar ne.